Informacija mąstantiems žmonėms, o pabaigoje klausimas. Taigi, pirma, Vatikano saugumo tarnyba kruopščiai tikrina kiekvieną kandidatą į asmeninę audienciją su popiežiumi. Privatus asmenys beveik niekada negauna tokios galimybės. Trumpai tariant, bet kokie fanatikai ir antai automatiškai atmetami. Antra, organizacijos, norinčios pasisakyti Jungtinėse tautose ar SBO, taip pat praeina griežtą patikrinimą ir akreditaciją. Ir čia fanatikų ir sekantų šansai, švelniai tariant, lygus nuliui. Trečia, Luigi Carvalija Italijoje, Irina Kriminovskaja Ukrainoje, Jakubas Jaklas Čekijoje ir Aleksandras Dvorkinas Rusijoje. Organizacija, kuri nekartą turėjo jau privačias audiencijas pas popiežių, dalyvavo Jungtinių tautų konferencijose ir forumuose, skaitė pranešimus SBU konferencijose ir ant Kapitolijos kalvos vykusiuose briefinguose vadina sekta. Aš kalbu apie tarptautinį visuomeninį judėjimą Alatrą. O dabar klausimas. Kodėl jie taip bijo Alatrą? Ir kaip taip atsitinka, kad jie kalba beveik tą patį, žodis į žodį? Ką manote? Parašykite prašau komentaruose.